Mėsos paruošimas didelės išeigos karštai rūkytam kiaulienos gaminiui, nugariniai ar kumpiui gaminti. Tikslas: paruošti mėsą didelės išeigos karštai rūkytam kiaulienos gaminiui, nugariniai arba kumpiui gaminti. Įranga ir priemonės reikalingos praktiniam darbui atlikti. Elektroninės svarstyklės 2 vienetai. Druskos tirpalo ruošimo įranga. Talpos maišyklė. Elektroninis termometras. Ledo generatorius. Druskos tirpalo išvirkštimo įrenginys. Mechaninis injektorius. Masažavimo įrenginys. Žaliava. Kiaulienos kumpio nugarinės dalys. Pagalbinės medžiagos. Receptūra. Darbo aprašymas. Skaičiavimo mašinėlė. Darbo eiga. Žaliavos paruošimas. Karštai rūkyti kiaulienos gaminiai, nugarinė arba kumpis, yra gaminami iš S, E, U, R raumeningumo klasių kiaulių skerdenų. Naudojama tik gerai atšaldyta kiauliena. Raumenų gilumoje temperatūra neaukštesnė kaip + 0,7 Celsijaus. Išgyslinėta mėsa dalyjama į dalis. Pageidautina, kad vieno gabalo storis būtų nedidesnis kaip 6-8 cm. Lašiniai yra visiškai pašalinami. Druskos tirpalo receptūros komponentai. Nitritinė druska, kurios sudėtyje yra 0,5-0,6 procentai natrio nitrito. Sūdymo preparatas. Funkcinių komponentų mišinys Star 68. Vanduo. Ledo žvyneliai vandeniui atšaldyti. Matuojama vandens temperatūra, kuri turi būti neaukštesnė kaip + 2,4 Celsijaus. Druskos tirpalo komponentų skaičiavimas. Mėsa bus sūdoma šlapiuoju būdu, išvirkščiant druskos tirpalą. Apskaičiuojamos medžiagos reikalingos druskos tirpalui paruošti, vadovaujantis receptūra. 10 kg kiaulienos nugarinės išvirkšti reikia 6 kg druskos tirpalo. Druskos tirpalo receptūra. Druskos tirpalo komponento pavadinimas. Norma kilogramais. 6 kg. Nitritinė druska. 0,5-0,6 procento natrio nitrito. 0,25 kg. Sūdymo preparatas. Funkcinių komponentų mišinys Star 68. 0,35 kg. Vanduo ledas + 2,4 Celsijaus temperatūros 5,4 kg. Iš viso 6 kg. Druskos tirpalo bus išvirkščiama 60 procentų, skaičiuojant nuo žaliavos masės. Išvirkštimo tirpalo ruošimas. Vanduo atšaldomas, pridedant ledo žvynelių. Į paruoštą šaltą vandenį supilamas pasvertas sūdymo mišinys Star 68 ir maišoma specialia maišykle, kol jis visiškai ištirps. Po to suberiama nitritinė druska ir nuolat maišoma, kol visiškai ištirps. Kai visi komponentai ištirpsta, druskos tirpalas yra paruoštas injektuoti į mėsą. Labai svarbu, fosfatinis mišinys Star 68 dedamas būtinai prieš nitritinę druską, o ne atvirkščiai, nes gali susidaryti gumulėliai, kurie sunkiai tirps. Druskos tirpalo išvirkštimas daugiaadatiniu injektorium. Pirmiausia pasveriamas kontrolinis kiaulienos gabalas. Apskaičiuojamas, koks bus svorio prieaugis po išvirkštimo, pridedant 60 procentų. Jungiamas injektorius, paspaudžiami adatų tiltelio ir konvejerio juostos mygtukai. Nustatomas druskos tirpalo padavimo slėgis. Slėgis maksimalus, nes gaminami didelės išeigos gaminiai. Ant slenkančio juostinio konvejerio dedamas mėsos gabalas, kuris juda konvejeriu, patenka į adatų tiltelio nusileidimo zoną ir prišvirkščiamas druskos tirpalo.
Atliekami kontroliniai, injektuojamos mėsos svėrimai. Jei trūksta iki 60% svorio prieaugio, išvirkštimas kartojamas. Po to vėl sveriamas kontrolinis mėsos gabalas. Jei svorio prieaugis pakankamas, išvirkščiama visa gaminiams paruošta mėsa. Kitame įrenginio juostinio transporterio gale yra patalpinamas nerūdyjančio plieno vežimėlis, kur surenkami išvirkšti mėsos gabalai. Tirpalo paėmimo filtras pamerktas į druskos tirpalą. Kartojamas išvirkštimas. Tai yra dar kartą mėsos gabalai dedami ant įrenginio konvejerio ir procesas kartojamas, norint pasiekti būtiną svorio prieaugį. 60%. Pasūdytos mėsos masažavimas. Pasūdytos mėsos minkštinimui ir geresniam druskos tirpalo pasiskirstimui naudojamas masažavimo įrenginys. Pasūdyti mėsos gabalai yra sukraunami į masažavimo įrenginio talpą. Žaliavos įkrova neturi viršyti 70% įrenginio talpos tūrio. Sandariai uždaromas masažavimo įrenginio dangtis. Nustatomas masažavimo įrenginio darbo režimas jo elektroninėme valdymo pulte. Procesas nustatomas, įvedant atitinkamą masažavimo programą kiaulienai ir reguliuojamas automatiškai. Rekomenduojami masažavimo parametrai. Įrenginio talpos sukimosi periodiškumas 15 minučių. Įrenginio talpa sukasi ir 15 minučių. Pertrauka įrenginio talpa nesisuka. Vakuumas 50%. Temperatūra 4–6 Celsijaus. Bendra proceso trukmė 5–6 valandos. Pasibaigus masažavimo procesui, įrenginio talpa atidaroma. Mėsos gabalai išimami iš masažavimo įrenginio ir vizualiai įvertinama jų kokybė. Mėsos gabalai tolygiai padengti masažavimo metu išsiskyrusią lipnia mėsos baltymų mase. Gabalai yra išlaikę savo formą, nėra įplyšimų ar atspūrusių mėsos gabalų. Pasūdyta ir masažuota kiauliena yra patalpinama brandinti iki 8–10 valandų, plus 0,6 Celsijaus temperatūros patalpoje. Po brandinimo mėsa siunčiama formuoti, kabinti ir termiškai apdoroti.